Ten, kur sraunios Šešupės vingis, kur Širvintos krantai, skiriantys valstybės, ten mano gimtasis miestas, Kudirkos naumiestis. Čia mano tėviškė, mano Lietuva. Žiemos speigas ir balto sniego patalas užklojo gatves, namus, vasaris, patys šalčiai. Tikiu, kad jie neužšaldė žmonių troškimų ir vilčių gyventi gražiau ir prasmingiau. Atlaikėme karus, marą, išgyvenome po Lenkų, Vokiečio, Ruso padu, išlikome. Nes kelkite, kelkite, kvietė tautos šviesuoliai, Vincas Kudirka. Čia sukurta tautiška giesmė, Lietuvos himnas. Mūsų seniūnijos darbuotojų pagrindinis yra tikslas sudaryti kuo geresnės sąlygas mūsų seniūnijos gyventojų gyvenimui. Jau birželio mėnesį bus atiduota eksploatacijun vandentiekių ir vandens valymo įrenginių tinklai. Taip pat bus užbaigtas vandenvalos projektas. Pridavus vandentiekių ir kanalizacijos tinklus, mūsų 2/3 gyventojų naumiesčių galės prisijungti prie šių tinklų ir turės patogumus. Taip pat šiemet turi prasidėti jau ir mūsų seniai lauktos hidroelektrinės užtvankos atstatymų darbai. Nežiūrint visų krizių ir visų nesklandumų, aš manau, kad mes, Kudirkos naumiesčių gyventojai, ir toliau puoselėsim savo gražų miestą ir bus čia mums malonu gyventi, niekur mes iš čia neišvyksim. Ar vasarą, ar žiemą, visi labai gerai jaučiamės gražiausia vietose. Ir mūsų miestelio, naumiesčio ir jo pastatų grožis džiaugiamės gražia bažnyčia, protėvių statyta, mūsų laikų žmonių išpuoselėta, gerai ir gražu yra pastatų grožis. Tačiau neturėtume užmiršti tų tikrųjų žmogui svarbių ir netgi galbūt jo gyvenimui svarbiausių dvasinių dalykų, dvasinių vertybių, kokių yra nuoširdi kaiminystė, nuoširdus ir gražus tarpusavio bendravimas, nuoširdus ir gražus tarpusavio ryšiai. Visi tie dalykai, kurie žmogaus gyvenime sudaro dvasinį turtą, jie ne tik, kad nemenkesni už tuos materialinius dalykus, kurie turtina mūsų gyvenimą, bet jie žymiai pranašesni ir jie turbūt tik vieni ir pajėgūs padaryti tą mūsų gyvenimą labai mielą. Jokiame kitame Lietuvos kampelyje nerasite tokių fantastiškų arklių, elnių. Čia Darius ir Girėnas, Vytautas Didysis. Tai savamokslio liaudies menininko, skulptoriaus, Prano Sederevičiaus ansamblis, sukurtas jo sodyboje. Meištų kalnelis, priglaudęs ir labai didelius, ir visai paprastus, bet brangius ir reikalingus žmonės. 100 nuravėti vasarų vainikai želia, žydi, greit ir vysta.
mes čia esam, mes čia gyvenam ir gyvensim. Ir be abejo, visą gyvenimą mes esam pašventę būtent Kudirkos naumiesčiui. Sakyčiau, kad tai yra mūsų visas gyvenimo tikslas. Nors kaip būtų sudėtinga versle, tačiau mes norim, kad čia gyventų žmonės, kad jie jaustų, kad mes esam ir kuriam. Mūsų įmonė nėra kokia nors labai svarbi, bet iš tikrųjų mes esam reikalingi čia aplinkiniam žemdirbiams, kadangi mes pateikiam sėklas. Šaka, kaip bulvių sėklininkystės ūkis, labai svarbi yra visai Lietuvai. Ir džiaugiamės mes, kad esam tikrai šitoj srity lyderiai. Ir aš manau, kad šaka tikrai garsina visą mūsų Kudirkos naumiestį ir jos apylinkes. Siena tai riba. O pasienyje niekada žmonės nebuvo ramus. Prekiauta viskuo, javais, linais ir aišku draudžiamomis prekėmis. Prekyba daiktais ir sąžinė vyko ir dieną, ir naktį, nepaisant jokių sargybos kordonų. Kiek daug galėtų papasakoti Širvintos pakrantės. Pro čia buvo gabenama spauda, sprukta į Amerikas. Pro čia atslinko pirmosios karo audros. Visai ne karas ar gamtos negandos nusiaubė dar ne taip seniai buvusį stambiausią Pabaltijy linų fabriką. O juk čia dirbo daugiau nei 200 naumiestiečių. Čia kepė garsiąją Marčios duoną, skaniausius pyragus. O čia mes eidavome nusimaudyti. Ir net cunamiai sudarkė pačioje pagrindinėje miesto gatvėje esančius pastatus. Aš taip norėčiau tau įteikti gėlių, kad tu iš čia niekur neišvažiuotum. Aš taip noriu tikėti jaunyste, nes nuo jų priklausys, kaip atrodys mano miestas, kiek jis bus patrauklus ir reikšmingas. O toji reikšmė ne vien dydis, pramonės gausa ar gyventojų skaičius. Prašau, pabandykite. Ir šalia. Mes pedagogai stengiamės ugdyti ir atskleisti kiekvieno vaiko gabumus, siekiame suteikti jiems ne tik žinių, bet ir ugdyti sąžiningais, dorais mūsų tėvynės Lietuvos piliečiais. Siekiame, kad jie mylėtų savo gimtąjį kraštą, savo gerų mokymosi ir darbais
prisidėtų puoselėjant mūsų tėvynę Lietuvą. Mūsų gimnazijoje mokosi 450 mokinių ir norisi tikėti, kad jie baigę mūsų gimnaziją nepamirš savo gimtojo lizdo ir sugrįž į savo gimtąjį kraštą. Bet čia nėra perspektyvos, nei išsimokslinus grįžti kažką. Čia jokių verslo turbūt, nei darbo. Tai arba reikia į užsienį važiuoti, arba į didelį miestą. Kaimo turizmo sodybų, didinti darbo vietų skaičių, kurti visokias gal darbovietės, fabrikus, nežinau. Galėtų vėl dirbti tas fabrikas. Na, reikėtų gal biškai kai kurios paminklus atnaujinti, atrestauruoti, pagražinti ir atstatyti tuos senusius pastatus, kurie yra dabar tiesiog nugriuvę ir gal pritrauksime tuos turistus. Na, galėtume ir atidaryti ir savo verslas, pavyzdžiui, viešbutį, ką nors dar panašaus. Gal galima baseiną pastatyti? Ką anksčiau būdavo pirtis, tai galima atrestauruoti ir lankytų būtų daugiau. Tikiu, būtinai mes išliksime, nes per didelę kainą sumokėta už laisvę. Žinau, baigsis vasario šalčiai ir pavasarį į lizdus sugrįž gandrai. Aš laukiu ir tikiu, o jūs